Tai tada dar kartą čia oficialiai pristatau mūsų pašnekovę. Tai šiandien mūsų kūrybinio pasimatymo live kalbinsiu Sigitą Emilę Bausienę, kuri pati gyvuoja dailės vardu, dalinasi savo kūrybą, veda dailės ir kūrybinius užsiėmimus, dirba dailės mokytoja ir taip pat dailės ir akvarelės moko ir suaugusius ir vaikus. Ir yra šiaip kūrėja, kuria gražius akvarelinius paveikslus ir šiaip turi pilną visokiausių idėjų, tai aš manau irgi to visko pasidalinsi apie savo visą kūrybinį kelią, nes manau, akvarelė čia tik tai, žinai, viena iš tų kūrybos tavo dalių. Apie visą nepasidalinsiu, neužteks laiko. Tai trumpai, apie dalį. Prašaliuosim, žinai, kaip tos stirnos per pievutę, žinai. Tai va. Tai tada gal ir pradėkim nuo tos pačios pradžios, bet kaip tu sakai, kad visko daug, tai kaip tavo vaikystė iš kūrybos pusės atrodė, kuo tu mėgai užsiimti, kokiom veiklom kūrybiniam, galbūt kažkas, kuo tu mėgai vaikystė ir paauglystėj užsiimti ir, žinai, iki suaugusio žmogaus gyvenimo, taip, žinai, nusitęsė ir iki šiol to užsiėmė. Sunku irgi taip konkrečiai pasakyti, kad vienu dalyku, šiaip iš tikrųjų, piešt labai mėgdavom. Aš atsimenu, kaip užsitiesdavom laikraštukais taburetės, kad neištept ir su akvarelė, žodžiu, su sesė abidvi atsiklaupė ant kelių, kaip bažnyčioje, žodžiu, atsiklaupė ant kelių prieš tas taburetės piešdavom. Ir, aš mėgdavau ir kažką palipdyti, ir paskaptuoti. Tetulė, su mumis kartu gyvendavo močiutės sesuo, mes tetulė ją vadindavom, jinai pramokė nuo mažumės ir nerti, siūti, megzti, siuvinėti, tai labai daug iš tikrųjų ir rankdarbiais užsiiminėjau. Buvau savo nusimezgus megztinius raštais, be galo didžiavausi. O šiaip daugiausia tiesiog kurdavau knygas, istorijas, savo pasakas iliustruotas, mėgdavau dovanoti, dar kažkur turiu vieną apie kažkokias 7 gulbės. Aš šiaip daugiausiai fiksuodavau idėjas savo, piešdavau. Mes su sesė, kai sėsdavom piešti, jinai būdavo tokia krapštukė, pavadinkim taip, jinai savo ramiai, lėtai, su visom detalėm, ten piešia suknytę, visokie kaspinėliai, nerinėliai. O aš tai būdavo tiesiog fiksuoju idėją. Atėjo mintis, aš greitai nupiešiu į šalį, naujas, žinai, greitai vėl nupiešiu į šalį, nes vėl nauja mintis, vėl nauja idėja ir taip tiesiog vieną po kito. Sesė nupiešė vieną piešinį, pas mane jau krūvelė kokie 4-5. Tai aš tokia tiesiog žmogus vėjas truputėlį nuo mažumės buvau. Antras mėgstamiausias užsiėmimas be piešimo būdavo lipti medžiais. Tai va. Ir kiek žinau, tu po to jau pabaigusi mokslus mokykloje įstojai studijuoti VDA tekstilę, ne? Tekstilės dizainą. Tiesiog tekstilė, meninė tekstilė čia yra labiau. Taip, aš nuo mažumės šiaip sakiau, kad dailininkė būsiu, mane bandydavo perkalbėti, sakydavo, gal tu nori dirbti saldainių fabrike, aš sakydavau, žinoma, galėsiu piešti saldainiams papirėlius. Žodžiu, ką besakydavau, aš vis tiek suvesdavau į tą kūrybinę pusę. Ir buvau tik truputėlį perdegus, jau kai dailės mokykloje mokiausi, pabaigus Vienožinskio dailės mokyklą, 10 klasėje sakiau, jau su dailė tai nieko bendro gyvenime neturėsiu. Ir kokius 1 metų ir neturėjau, išskyrus visus pripaišytus sąsiuvinių pakraščius. Bet, žodžiu, bet tokių didelių darbų nieko beveik nebekūriau, kol atėjo laikas 12 klasėje rinktis profesiją ir aš pradėjau atmetinėti, tas ne, šitą galiu, bet nenoriu, šitas neįdomu, šitas kažkaip ne. Ir tada taip, menas visgi. Ta vieta, kur aš gerai jaučiuosi, kur aš nardau, kur aš tiesiog žaidžiu. Ir man sakydavo, tai ką tu veiksi su ten menininkė, eik tu į banką, nes aš šiaip egzaminus 100 baigiau. Man sakė, eik tu dirb kokią ekonomiką, į banką, dar kažką, nes, tai ten normaliai užsidirbsi. O ką menininkė sėdėsi ten mansardai, žodžiu, vargsi ir tapysi. Ir aš kažkaip pagalvodavau apie kažkokį tą banką ir mane taip, net nusmelkė toks negerumas, taip pilka, galvoju, ne. Ir pasirinkau tą kūrybinę pusę, nes ten aš tiesiog jaučiausi gerai. Ir tėvai visada skatino mus rinktis tai, kas yra miela širdžiai.
eiti ten, kur širdis dainuoja, o ne pinigai svarbiausia, ne finansai, o svarbiausia, kad būtų gera daryti tai, ką darai. Ir mano pats tėtis iš tikrųjų yra tekstilininkas, jisai dėstė dailės akademijoje ir aš pradėjau rinktis, ką mokytis ir aš visada mėgstu tą įvairovę. Ir tada man kai tėtis papasakojo, kad tekstilėje ten ir tą daro, ir grafikos kabina, ir skulptūros yra. Ir aš kažkaip taip užsimaniau išbandyti, nes man pasirodė labai įvairiapusiška, labai platu. Ir aš kaip tik nepabūgau to platumo, o net kaip tik susižavėjau to platumu. Nes iš tikrųjų ir svarsčiau tarp dviejų tokių labai plačių technologijų, sakysim, technikų prasme specialybių tarp scenografijos ir tarp tekstilės. Galiausiai pasirinkau tekstilę ir iš tikrųjų buvo labai įdomu. Labai daug visko išbandėm, daug pagrindų įgavom. Nebuvo taip, kad labai giliai kažką kabini, kaip, pavyzdžiui, eini tapybą ir tada jau tą tapybą iš esmės. Bet man kaip tik labai patiko tas, kad gauni tokį platų pagrindą ir paskui tu gali rinktis, ką tu nori, kur specializuotis, gali rinktis derinti vos ne grafiką su kokia Vilnos vėlimu, šilko tapyba su kokiais skulptūriniais objektais. Žodžiu, labai įdomių dalykų galima padaryti. Ir aš galvoju, kad visgi šitas platus spektras iš tikrųjų prisidėjo ir prie to, kad aš nuėjau į dailės mokytojos keliu, nes tu įgauni daug kažkokių tokių žinių įvairiose sferose ir tada labai smagu jas yra perteikti kitiems. Taip. Ačiū, kad pasidalinai. Labai įdomu, nes taip, žinai, toksai, tekstilė kažkaip dažniausiai girdžiu, kas tapybą, keramikų studijuoja, bet apie tekstilę nesu girdėjusi, žinai, kad kažkas iš pažįstamų būtų studijavęs, tai labai įdomu išgirsti, žinai, kad toks labai platus dalykas toksai pritaikomas. Tekstilė dažnai netaip supranta, nes meninė tekstilė šiaip dabar jau parodose jos vis daugėja ir dabar jau kažkaip kitaip žiūri, bet tada, kai studijau, 2005, tarp 2001 ir 2007, kai būdavo pasakai studijuoji tekstilę, sako, kas čia, trikotažas? Žodžiu, žmonės nelabai suprasdavo, kas iš viso tai yra ta tekstilė. Ir dažniausiai tekstilė siedavosi su fabrikais, su drabužiais. O kad galima iš to meną daryti, tai būdavo sunku suprasti. Mhm. Ir, tarkim, ir tas etapas, nuo to, kad kai tu pabaigiai mokslus, iki dabar, kai tu esi dailės mokytoja, tarkim, taip paėmus, ar tu visada dirbai kūrybinius darbus, ar buvo kažkokių, kad gal ten kur nors ir bankė buvai atsidūrus, žinai, kaip būna, kad jis Nebuvau, iš tikrųjų, ten tokių porą nesąmoningų darbų dirbau tik tai prieš, tai tokiais probėgšmais paauglystėje ir jaunystėje. Bet paskui, kai aš baiginėjau, pirmas mano toks rimtesnis darbas, tai buvo tekstilės galerijoje Aukso avis, kurią Julija Žilienė buvo įsteigus. Bet ten buvo pirmasis toks rimtesnis ilgalaikis darbas. Paskui magistrantūroje studijuodama, aš išėjau iš to darbo, nes ieškojau kažko, ką galėčiau derinti su studijomis ir atradau tokią audimo manufaktūrą. Aš kurdavau dizainą ir ausdavau gaminius iš lino ir odos. Tai būdavo visokie takeliai, pagalvės ir panašiai. Ir kadangi tai būdavo, kada gali, tada darai. Aš būdavo kartais ateinu vakare, kartais ateinu savaitgalį. Tai man buvo labai gerai derinti su studijomis. Arba būna, pavyzdžiui, sakau, dabar neimsiu kažkokio projekto. Tai vis tiek dirbau tą tokį kūrybinį darbą. Bet pamažu jau į juos pradėjo lysti edukacijos. Nes net mano tam pirmam darbe tekstilės galerijoje mes mokydavom velti vilną vaikus, būdavo ateina iš ambasadų, moterų grupelė, kokios ambasadarienės, tokios visos švarios, gražios, žodžiu, duodavom vilnos patrinti truputėlį. Ir kai perėjau į tą audimo manufaktūrą, pradėjau vesti edukacijas vaikams apie lino kelią, seniorams visokius užsiėmimus, kažkaip tiesiog natūraliai, ateidavo pasiūlymas, sakydavo, gal tu gali pravesti tą ir tą, gal tu gali padaryti tą ir tą. Aš sakydavau, galiu ir padarydavau. Ir taip pamažėlė tas
kūrybinės edukacijos, jos pradėjo užimti, taip pat, pavadinkite, didesnę dalį mano gyvenimo. Ir jau po darbo Jūratės manufaktūroje aš nuėjau dirbti Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galeriją. Jinai yra mokytojų namuose. Ir ten daugiausia vaikų parodos vykdavo ir tuo pačiu edukacijos ir vasaros stovyklos ir aš pradėjau Jūratės Stauskaitės dailės mokykloje dirbti mokytoją ir gaudavosi, kad taip, pusiau buvau, pusiau projektų vadovė ir pusiau edukatorė. Organizuodavau parodas, rašydavau visokios paraiškas ir tuo pačiu eidavau dar vakarais vaikus pamokinti. O paskui, kai aš jau susilaukiau savo vaikų, aš po tos pertraukytės supratau, kad aš nenoriu grįžti prie popierių. Aš visiškai nebenoriu ten tų visokių projektų rašyti, skambučių atsakinėti, organizuoti. Ir sakiau, kad jeigu grįšiu tik kaip edukatorė. Ir po gimus dukrai aš jau į vaikų galeriją grįžau tik tai kaip edukatorė ir tuo pačiu dar įsidarbinau Vilniaus Valdorfo mokykloje, nes kai dukrytei buvo metai laiko, aš kažkaip pagalvojau, lyg ir yra taip kažkokio tokio dabar laiko savo ir galvoju, seniai norėjau pedagoginės studijas. Išsilaikyti, studijuoti. Ir kaip tik tuo metu dar Dailės akademijoje buvo 1,5 metų trukmės tokios pedagoginės dailės ir technologijų mokytojų studijos. Ir aš pasibaigiau tas studijas. Taip įdomiai atėjau užsiregistruoti su miegančiu vaiku ant rankų. Ir paskui, kai studijavau, pabaigiau irgi su ką tik gimusiu sūnum visus egzaminus. Tai juokdavosi, dėstytojai, ten tokia labai mažytė grupelė, mūsų buvo gal 8 ar 9 merginos studijavo, tai dėstytojai juokdavosi, sakydavo, čia joms dviguba praktika ir pedagoginė, ir tuo pačiu motinystės. Aš ateidavau, su vaiku nešioklėje, per pertraukėlę sauskelnes pakeisdavau. Kažkaip taip gavosi. Nes aš pradėjau lauktis Martyno ir aš norėjau jau tas studijas mesti. Aš kažkaip paskambinau ir tos moteriškės sako, kaip nors ten susisuksim, bandom, netidedam tų egzaminų, bandom pasidaryti. Ir aš kažkaip žiūriu, ir visai nieko, ir atėjau su tuo gimusiuku ir viskas gerai. Ir tai pabaigiau su Martynu. Tai taip organiškai, taip visas tavo tas kelias iki dailės mokytos, ne tik, kad žinai, kad ten kažkur dirbui, po to dar toks, vis tiek tos edukacijos buvo kažkaip, paraleliai visada, ir tu taip labai kažkaip organiškai, bet iki šio taško atėjai. Jo, nuo pirmųjų darbų, edukacijos prasidėjo nuo pirmųjų darbų, bet to ir šiaip, aš kažkaip atsimenu, nuo mažumės aš labai gerai sutardavau su vaikais. Man kažkaip vaikai labai, jie ir prie manęs labai lipdavo ir aš kažkaip taip gerai su jaunesniais sutardavau. Ir matyt, taip natūraliai ėjo ir nuėjo iki to. O tiesa, pedagoginėse studijose mesgi praktiką atlikinėdavom ir būtent Valdorfo mokykloje aš atlikinėjau praktiką ir man labai patiko atmosfera tenai. Tokia kažkaip tarp mokytojų ir mokinių, tas toks begalinis draugiškumas, toks atvirumas, labai fainas. Ir pagalvojau, kad labai gera atmosfera tenais, gera būti. Ir tiesiog parašiau prašymą. Kad jeigu laišką pati, nebuvo ten jokio darbo skelbimo, nieko, tiesiog parašiau, kad jeigu ieškote, tai ir rudenį jie man atrašė, sako, ieškom paaugliams mokytojos. Žinai, paauglių niekas nenori, su paaugliais sunkiausia. Tai gavau iš karto 7-8 klasės ir pamažu pradėjo augti tas mano darbas iš kelių pamokų per savaitę į 14 ir taip po truputėlį vis daugiau ir daugiau ir daugiau. O būnant dailės mokytoja, labai šiaip įdomu, ką tave pačią kaip žmogų moko buvimas mokytoja ir ypač dailės mokytoja. Gal, žinai, kažkokius kūrybiškumo dalykus tau, žinai, pajudina, pakrūtina, gal kažkokias perspektyvas, žinai, pakeičia. Ar galėtum pasidalinti? Aš galvoju, kad apskritai mano perspektyva labai pasikeitė, mano požiūris į meną labai pasikeitė, nes aš kai stojau studijuoti, kai aš studijavau, kažkaip mintise atrodė, kad kurti meną tai reiškia
labai kažką įdomaus sugalvoti, kažką ypatingo atrasti, kad tu turi, negali daryti ten kažkokio kičo, ten tų paprastų dalykų, turi vis tiek kažką iš piršto išlaužti, kažkokią labai gilę mintį išknisti. Ir kuo toliau dirbau su žmonėmis, tuo labiau man atsiskleidė terapinė meno pusė. Ir tuo labiau aš pradėjau patį procesą matyti, kūrybinį procesą, kaip tokį net terapinį procesą, atpalaiduojantį procesą, kuris gali sustiprinti pasitikėjimą, kuris gali padėti išreikšti jausmus ir ne visada svarbu sukurti kažkokį tą super duper ypatingą konceptualų meną. Nes aš, kai baigiau akademiją, man buvo pačiai toks stabdis truputėlį, aš šiek tiek kūriau, bet labai jausdavau gilų tokį stabdį, nes aš kažką darau ir mano tas vidinis kritikas sako, bet čia, žinok, jau kiti kažką tokio sugalvojo, bet, žinok, čia, tu gerai, kad padarei, bet čia dari parodą, tai gal nelabai. Ir būdavo, kad aš prigalvoju kažkokių idėjų, aš jas pati nokautuoju, paskui aš nueinu į tą parodą, kurioje jau norėjau dalyvauti ir aš matau, kad tai daug prastesni darbai, negu kad aš buvau sugalvojus, ten išdidžiai stovi ir visai gerai atrodo. Tada, toks, bet atrodydavo, labai aukštą kažkokią kartelę buvau savo užsikėlus ir po visos tos mokyklinės patirties aš tiesiog pradėjau sau leisti piešti, ką noriu, kaip man gražu, tiesiog piešti, tiesiog kažkokius eskizus eskizuoti, nebūtinai kažką gilaus. Ir, pavyzdžiui, pastaruoju metu piešiu gėlėtas pievas, pavyzdžiui, arba tokias grinai akvarelinės abstrakcijas, tiesiog sluoksnis po sluoksnio dengiu. Ir man tai yra tiesiog meditacija. Aš pasineriu kažkokią labai ramią, labai gerą būseną, liedama. Ir kai aš padarau tą darbą, jisai nieko nevaizduoja ir nieko ten gilaus nėra. Ten yra tik tai ta kažkokia, vadinkit taip, harmoninga nuotaika sudėta. Ir kartais net ir jaučiasi ir kitiems žmonėms, jie gauna tą darbą ir jo labai džiaugiasi ir sako, wow, kaip gera jį tiesiog žiūrėti. O man tiesiog buvo gera jį daryti. Ir ten nėra jokio aukštojo pilotažo ir jokių gilių koncepcijų. Tai tas leidimas savo kurti yra labai svarbus. Ir tas pats procesas, ne? Kad kartais tas galutinis rezultatas, man atrodo, kartais ir nustabdo, kai tu ten įsivaizduoji, kad jeigu aš jau darysiu, tai turiu padaryti tobulai, ten, žinai, meno kūrinys ir tarsi, kad visi wow, ir tu ten, žinai, bet tiesiog pats procesas, man atrodo, kartais yra esmė, žinai, kai tu lieti akvarelę ar ten kažką pieši, net tiesiog kažką paraštėse paišalioji, tiesiog smegenis truputį, gali, žinai, palisėti ir tas atvidu irgi kažkas atsipaido, tai tiesiog tikrai tas kažkoks atsipalaidavimo efektas, arba tiesiog, kad tu, žinai, tiesiog gali sau leisti, dabar kokią nors nesąmonę nupieš, gal tu ten dirbi darbą, žinai, kuris ten kažkoks labai toks rimtas, tam pačiam bankė, žinai, ir tu tiesiog, tau tas menas, ta kūryba tiesiog yra atgaiva ir ten nesvarbu, ten, žinai, ar čia bus kažkas žiūrės ar nežiūrės, tiesiog, kad tau, kažkaip tą sielą, žinai, savo taip šiek tiek atgaivinti. Taip, pas mane į kursus akvarelės prisijungia moteris daugiausia, turiu 99% moterų. Ir labai daug yra iš medikų, nes tiesiog irgi ieško vietos, kur galėtų nurimti, pabūti, susiharmonizuoti ir šiaip kūryba, bet kuri kūryba labai gerai veikia žmogų, o akvarelė irgi turi tokį net tą terapinį poveikį, nes vandenį tu tiesiog lieji ir jį ten varinėji, žodžiu. Tik aišku, reikia surasti savo techniką, nes vienos technikos vienus nervuoja, kitus džiugina, tai tiesiog reikia išsibandyti vienokį, kitokį, trečiokį būdą ir atrasti, kuris tau labiausiai prie širdies. Bet šiaip iš tikrųjų bet kuri kūryba yra gerai. Mezgimas, nerimas, aš pavyzdžiui, daug metų užsiminėjau tekstilės aksesuarais, tiesiog šiaip kurdavau kažką. Tai buvo pas mane etapais tokiais kūrybai, tokiais gabalais. Tai buvo etapas, kai riešinės mezgiau vieną po kitos, kai gimė kai pradėjau lauktis dukters,
Žinot, kaip būna, vieni užsimano valgyti raugintų kopūstų, tai kiti dar kažko, aš užsimaniau siuvinėti aukso siūlais. Nu, toks nesustabdomas potraukis siuvinėti aukso siūlais. Ir tada kokius metus laiko ėjo mano kolekcijos siuvinėjimai aukso siūlais. Visokių ir auskarų buvau pridarius siuvinėto aukso siūlais, segių, tiesiog kažkokių siuvinėjimų. Ja, paskui praėjo, paskui vėliau visokias citrinas, gėlės ir panašiai. Ja, tai Man teko siūlai. Kaip iš pasakos kokios atrodo, žinai, skamba auksas siūlai, žinai. Fainai. O tu pati akvarelės ar mokėsi pas kažkokius mokytojus, ar tiesiog savamokslėsi? Bet irgi labai įdomu. Sąlyginai. Aš kai mokiausi Dailės akademijoje ir mums dėstė tapybą Linas Leonas Katinas, dabar amžinatelis jau, jisai mums per tapybą mūsų pažindino ir su akvarelė. Buvo kursas, kuomet mes su akvarelė piešėm. Ir jisai išmokė būtent tuos labai laisvos akvarelės ir labai skaidrios daugiasluoksnės akvarelės. Išmokė tos vadinamos lašo varinėjimo technikos, kurią aš dabar daugiausiai ir užsiimu. Jinai mane labiausiai ir harmonizuoja. Kai tiesiog tepi akvarelę ant popieriaus, tokiu drėgnumu, kad nebūtų per šlapia ir nenuvarvėtų, bet kad nebūtų per sausa ir visą laiką kabotų toks lašiukas apačioj. Ir tu vėl šlapini teptuką, vėl brauki ir akvareliniai dažai labai lygiai, labai tolygiai ant lapo pasiskirsto tada. Toks išeina labai įspūdis, toks labai ramus, galutinis darbo. Ir aš iki šiol šitą techniką darbuojuosi, bet šiaip daugelį dalykų aš paskui jau kai pradėjau piešti, tai paskui pati. Labai, praktikos turbūt irgi daug, taip turėjai, žinai, savo dalykus kurdama akvarelę, tai tikrai. Tai praktika daro stoplius, ieškai mokiniams pamokų. Tai pirma, viskas prasidėjo nuo to, kad Valdorfo mokykloje labai daug akvarelė yra piešiama. Ir mažiausieji, iki kokios 5-6 klasės, jie beveik vien šlapio lieja. Tiesiog, kad spalvą pajustų, kad būtų tokios apibendrintos formos, neišeitų dar į detalės, labiau tokias pat kompozicijas šlapės lieja. O paaugliams, jiems jau labai tos kontrolės norisi ir jie gauna pažinti su daugiasluoksne akvarelė. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad aš mokinius mokydavau, iš pradžių tiesiog formą ant formos, kalnus, peizažus, ir aš kažkurią dieną sėdžiu, žiūriu į tą klasę, sėdi tą pusę klasės, lieja susikaupę tos darbus, tokia tyla, tokia ramybė. Ir aš kažkaip žiūriu juos ir aš taip jiems užpavydėjau. Taip užpavydėjau, kad aš grįžus namo išsitraukiau akvarelę ir pradėjau piešti pati. Nes prieš tai kažkoks tas yra jausmas, kad nėra kada. Nėra kada. Nes namuose buitis, tada ištisai tas važinėjimas, darbą pirmin atgal, vaikus į darželius, pamokos per pertrauką reikia bėgti ruoštis. Atrodo, taip žiūri, nėra kada. Bet kažkaip, kaip pradedi daryti, pasislankioja tas laikas ir atsiranda. Pavyzdžiui, staiga žiūri, pavalgiai pietus ir yra 10 minučių. O, galiu palieti akvarelę. Neatsikėliau ryte, 10 minučių anksčiau paliejau akvarelę. Plus aš nedarydavau tokių didelių ir sudėtingų darbų ir dėl to ir dariau tos daugiasluoksnės akvarelės, nes užlieju 2 sluoksnius, arba užlieju sluoksnį, ir viskas, padedi džiūti. Ir kokius pasiimi 3 darbus, vienam sluoksniu užlieju, antram sluoksniu užlieju, trečiam sluoksniu užlieju, 8 minutės. Pasidedi, vakare grįžti vėl, po sluoksniuką uždedi ir staiga to laiko atsiranda. Taip. Nes mes kažkada su tam irgi kalbėjome apie tą tokį, kaip kartais, ypač, pavyzdžiui, kai ten, esi mama, ten dirbi ir toks, kaip dar tą tokį laiką, žinai, įtraukt kūrybos kažkur. Nes tarsi atrodo visada ten, kaip mes sakėm, gaisrų gesinimas yra kažkokie svarbesni, žinai, dalykai, ir iš tikrųjų svarbesni dalykai, ten, žinai, vaikus pamaitinti, ten nuvežti, parvežti ir taip toliau. Ir ta kūryba tokia, žinai, kuri tau šiaip, kai tu ją užsiimi, tau taip gerai, tu taip pasipildai, bet ji tokia stovi kamputė, guli tas bloknotas, ta akvarelė, ar ten nežinau, dar kas kokiam priemonėm ten kūrė, ir taip žiūri ir tave, ir tu taip, ne šiandien, ne dabar, ir tas viduj toks alkis, jisai auga.
Ir tą surasti, kaip tu sakai, tarsi 8 minutės dienoj, bent kažką tiesiog minimaliai, bent prisiliesti, tai man atrodo tikrai galima surasti. Ir tada tu jauti, kad kaip tai tave papildo ir kad verta kažkaip tą laiką surasti dienoj, žinai, kad net išspausti ar nežinau, ar atsikasti, kaip kam gaunasi, tai tikrai. Bet aš labai ilgai iš tikrųjų auginau tą alkį. Kai gimė dukra pirmoji, gal praėjo porą mėnesių, aš taip vežiau ją, atsimenu, vežuosi su vežimėliu į Užupio kalną, stumiuosi ir man tokia atėjo mintis, toksai supratimas, kad arba aš galiu būti menininkė, arba aš galiu būti mama. Bet kažkodėl toks atėjo ir aš tada pagalvojau, nes man tada atrodė, kad jeigu nori būti menininkė, tu turi labai daug investuoti savęs, daug daryti, ten į parodas varyti, žodžiu, kažkaip tai užsidirbti tą kelią iki šlovės. Man jis tai pasirodė labai labai sudėtingas, žodžiu, kelias. Ir aš tada tiesiog savo viduje nubraukiau, kad, padėkim dabar tašką kol kas su tom visom parodom, su viskuo. Ir aš tada kūrybinių veiklų ėmiausi tik tai, kai turėdavau užsakymus, arba kai man kildavo kažkokia mintis, kad gal čia kažką padarysiu, parduosiu, bet labiau kaip pragyvenimui, o ne savo. Ir dabar galvoju, jeigu dukrai dabar 10 metų, 6 kokius metus, tai praktiškai per visus vaikų gimimus, nes teisingai gimė sūnus, kai sūnui buvo jauniausiam 2 metai, tai tada pradėjau piešti, jau kurti. Tai gal iš tikrųjų net ir nelabai, taip logiškai pamačius, nelabai ir buvo to laiko, nes buvo 3 maži vaikai namuose, krūva buities ir dar aš visą laiką dirbau. Iš tikrųjų, nes aš visą laiką turėjau kažkokių tai užsakymų, turėdavau iš Japonijos tokią dizainerę, kuri užsakinėdavo įvairiausius dalykus. Žodžiu, tai vakare sumigdžius vaikus eidavau ten siuvinėti, dar velti arba visokius kitokius dalykus daryti. Ir tikrai tada, jeigu aš dar būčiau savo kažkokią kūrybą įtraukus, tai turbūt būtų arba laiko vaikams sąskaita, arba miego sąskaita, kurio irgi jau tenais kaip ir nelabai buvo daug. Tai tos kūrybos buvo, bet nebuvo kūrybos Tiesiog savo. Tiesiog. Vardan kūrybos vardan kūrybos nebuvo. Buvo tiesiog kūryba vardan kažkokios praktinės, pavadinkime taip, pusės. Tai ir paskui, sakau, pažiūrėjau aš į tos mokinius ir supratau, kad ne, aš taip negaliu, nes taip man ten viduje sukirbėjo ir tada pradėjau kurti. Ir pradėjau kurti ne tam, kad kažkokią parodą padaryčiau, ne tam, kad kažką parduočiau, o tiesiog kurti. Ir kadangi aš tokia, matai, iš pašaukimo edukatorė, tai aš kai kažką darau, man labai norisi dalintis. Ir aš jau ir anksčiau, kai gėlės vėliau ir kai tas segės aukso siūlus siuvinėjau, su visokius ir barškaliukus vaikam darius iš Vilnos. Ir aš visą laiką galvojau, kad labai gera būtų padaryti pamokas pamokyti. Bet su tais tekstiliniais dalykais yra sudėtinga, nes tada galvoju, kaip čia padaryti, nes čia reikia labai visokių ypatingų priemonių, jų sunku gauti, arba aš tada turiu kažkaip siūsti. Plus, gerai, padarau aš ten barškučių tos mokymus. Ir kas toliau, ne? Tarsi, nėra tokio tęstinumo ir nesinorėjo labai išsivarginti, pavadinkim taip, nes aš moku labai labai daug dalykų. Ir kartais man sunku yra užtat apsispręsti, ką parodyti, ką pamokyti, nes moku labai daug. Ir kadangi man akvarelė labiausiai paveikė, aš nusprendžiau pradėti dalintis akvarelę, nes ją lengva gauti, jai nereikia kažkokių ypatingų sąlygų, jai nereikia ypatingos vietos, užtenka mažyčio kampelio, jai yra labai didelė prabanga susipirkti, net jeigu ir perkant kažkokią jau tą geresnę akvarelę, vis tiek, taip, su laiku galima viską susipirkti, gauti gimtadienį, užsiprašyti ir panašiai. Tai ir pradėjau nuo akvarelės. Aš dar nepaleidžiu minčių, aš dar galvoju, kad gal kada nors aš taip pamažėlę prijungsiu. Bet pirmiausia, norisi tikrai gerai įsivažiuoti su akvarele.
Ir čia jau, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Kai pradėjau mokymus, man atrodė, nu tai ką aš galiu čia pamokyti. Galvoju, ir pradėjau nuo tokių, nu tiesiog bendrų tokių mokymų, kaip pamilti akvarelę, supažindinu su visokiamis technikomis, kad galėtų žmogus pagrindus gauti, atrasti, kuri technika jam pati mylimiausia, pati maloniausia, kažkiek tai išmokti jau su ją draugauti, ją valdyti ir tada galėtų net ir toliau savarankiškai dirbti, nes iš tikrųjų įrašų yra, visko yra. Ir kai pradėjau mokyti, pamačiau, kad iš tikrųjų žmonėms iškyla visokiausių klausimų, kaip tau, kur man atrodo, kad tiesiog paimi ir sumaišai žalę ir varai, ar ne? O čia pasirodo neaišku, kaip sumaišyti žalę, kad būtų būtent tokia žalė, ar ne? Neaišku, kur šešėlį uždėti, neaišku, kaip ten, sakysim, kokį medį nupiešti. Ir tada po truputėlį ateina mintis kitokiems mokymams. O dabar vasarą darysiu botaninę akvarelę. Vis dar mėgstu daryti tai, kas man pačiai labiausiai patinka, tai kadangi augalus labai myliu, tai dabar augalus mokysiu piešti vasarą. Gal pleneras bus kur išsirutulius? Plenerą planuoju, iš tikrųjų, dar taip šakėm ant vandens, bet jau paskambinau dėl sodybos, susitariau, nes yra faina tokia sodyba _galerija, Giedra galerija vadinasi, jinai yra Molėtų rajone ir ten menininkė yra įsikūrus ir ten net yra galerijo atvirų dangų miškelėje paveikslai kabo. Va, kaip aš čia sėdžiu, bet čia man už nugaros kabotų paveikslai. Tai susitariau dėl vietos ir Liepos 18, 19, 20 tą savaitgalį greičiausiai darysiu plenerai ir jau turiu vieną žmogų, kas nori atvažiuoti. Tai kaip dar nepaskelbiau labai taip viešai ir atvirai, nes sakau, dar tariuosi, vieta nakvynės yra, bet kol kas programos dar nėra ir maisto dar nėra, žodžiu, daug kitų dalykų nėra, bet bus. Iki Liepos vidurio tikrai atsiras, tai bus pleneras. Tai mes tokia turime skirtinę progą išgirsti iš anksto. Jo. Dalyką. Taip. Man dar 3 metus kaupiausi. 3 metus kaupiausi šitai stovyklai ir norėjau ir užpernai, ir pernai, ir žinai, kaip būna, vis kažkas ko nedrįsti, nes vis galvoju ir bet paskui jau, per vėlų. Tai šiemet norėjau pasakyti, kad šiemet kokį mėnesį laiko ruošiausi irgi parašyti, ten susitarti, pradėti. Ir paskui pagavau save už pakarpos, sakiau, viskas, Sigita, Emilė, sėdi ir rašai, nes paskui vėl ateis Liepa ir tada bus per vėlų daryti. Viskas. Ir darysiu dabar šiais metais, taškas. Taip, labai gerai, reikia bandyti tokius dalykus, kažkaip, žinai, tas kaip tu ir sakei, su kursais, kad tarsi, ką aš moku, toks yra toks kažkoks pradžioje gal nepasitikėjimas, žinai, aš tarsi ir moku, tu moki, tau, žinai, tu žinai, tu gali perduoti žmonėms tą tokią akvarelę, visą tokį džiaugsmą, tą meilę, naudą tos akvarelės, bet toks vis dar kažkoks toks, tai aš nepakankamai dar čia kažką moku, žinai, dar kažką, bet toks man atrodo, kad, kaip irgi su kuo aš neku, tai kad visada, ta prasme, yra žmonės, kurie mažiau už tave moka ir jiems tu būsi ten, žinai, čia taip, tu taip moki, čia taip galim ir aš taip galiu, žinai, ir visą laiką kažkaip, man rodo, į tos mokymus jau mokysiu tik tada, kai aš čia jau ten visas knygas perskaitysiu, viską ten tobulai mokėsiu, bet kartais, kažkogi reikia pradėti ir tu, tos mokymus darydama, tu kaip ir pati sakai, kad, kyla kažkokių klausimų, ne, tarsi, tu tada gali plėsti ir tu pati augi kaip mokytoja ir dar, žinai, ir žmonėms gali dar kažkokių kitų ten dirbtuvių, kitų kursų, kažkokių tokių, žinai, atšakėlių, žinai, nuo tą pačią akvarelės kurso dar sukurti. Tai tas tiesiog, irgi, man atrodo, kad su to perfekcionizmu, žinai, kartais, atrodo, jisai labai stabdo, kažką pradėti, nes tarsi, arba tobulai, arba niekaip, žinai. Tai toks, kažkaip, man atrodo, irgi savo priminti, kad, labai, aišku, taip ateini, jau eini tą su kažkokiu pagrindu, su žiniom, bet tu labai daug išmoksti ir tiesiog jau realiai su žmonėmis dirbdama, žinai. Tai tas irgi, kaip savo priminti tą, kad procesas irgi labai daug mokina ir tada sužinai, dar atsiranda tokių dirbtuvių ir tokių temų, kur tu pati net nebuvai pagalvojusi, žinai, kad čia kažkam gal bus ar įdomu, ar kas norės išmokti. Tai tas labai kažkaip įdomu, tas procesas. Ja, tas yra perfekcionizmo, jau dabar
Tai vat pačius pirmuosius nuotolinius kursus pradėjau per pandemiją. Ir dabar jau visai neblogai tvarkausi su savo perfekcionizmu. jau padarau ir paskelbiu nenuzulinus, nepralaukus, kol viską padarysiu tobulai ir bus per vėlų. Arba nepadarysiu, nes dar netobula. Šiaip vienas antropologas yra sakęs, kad dabar mes gyvename ekspertų visuomenėje. Anksčiau buvo visai kitaip, anksčiau tiesiog buvo labai aiški ta luominė sistema ir ką žmonės žino, ko žmonės nežino, tas apskritai prieimas iki žinių visai kitoks buvo. Dabar, jeigu gerai pasiknisi ar ne, gali atrasti, kad kiekvienas žmogus dabar šiais laikais yra ekspertas kažkokioje srityje. Kažkas yra, nežinau, sausainių kepimo ekspertas, kažkas vaikų auginimo ekspertas, kažkas žolelio ekspertas, kažkas popieriaus gamybos ekspertas, kažkas pomidorų auginimo ekspertas ir taip toliau. Ir šioje visuomenėje mes visi turime iš tikrųjų unikalią galimybę savo tą ekspertiškumą parduoti. Ir turbūt pastebėjote, kiek apskritai yra visokių kursų atsiradę, ar ne? Ir šiais laikais ne tik, kad galima parduoti, bet žmonės iš tikrųjų nori žinoti ir perka tas žinias. Ir man pradžiai atrodė, kad, kas čia norės tos akvarelės. Ir aš labai iš pradžių iš tikrųjų labai stebėjausi. Labai džiaugiausi, bet ir tuo pačiu labai stebėjausi, kai pradėjo žmonės registruotis. Ir aš su kiekvienais kursais vis truputėlį kėliau kainą, nes iš tikrųjų tie pirmieji kursai buvo žiauriai juokingomis kainomis. Bet aš iš viso nesupratau dar, ką aš duodu ir kiek aš darbo įdedu. Ir aš paskui jau bedarydama pradėjau matyti, kiek aš darbo, kiek energijos įdedu su kiekvienais kursais, vis kažką tobulinau, vis pridėjau naujų įrašų arba keičiau tuos, kurie nepatiko. Palikau darbėje tokių, kurie man nepatinka. Vardant to perfekcionizmo, kad nenusaldinčiau, nenuzulinčiau visko ir kad nereiktų man pakelti kurso kainos iki 300, nes jeigu aš viską nuzulinčiau, tai bus labai brangu. tai va, ir pamačiau, kad, tai va, galima žingsniukas po žingsniuko iš tikrųjų dalintis tomis žiniomis. Ir, kaip sakė viena mentorė, kuri moko kaip monetizuoti, pavadinkim taip, savo ekspertiškumą, kaip daryti šitos nuotolinius užsiėmimus, įvairiausius nuotolinius kursus. Tai jinai sakė, kad tu neprivalai būti, tam, kad galėtų mokyti, tu neprivalai būti 100% ar ne ekspertas tos srities. Tu turi būti porą žingsnių toliau negu tas, kuris iš tavęs mokosi. Ir jeigu tavo mokinys tave perauks, jisai nueis pas kitą ekspertą, kuris moka daugiau, ar ne? Bet gali būti, kad tu be mokydama dar paeisi. Nes iš tikrųjų aš jaučiu, kad kai mokau, atsiranda kažkokie klausimai, kurių aš šiaip nebūčiau iškėlusi pati. Bet žmonės manęs paklausia ir aš pradedu tuo domėtis. Aš besidomėdama pati atrandu, pati išmokstu, aš pakylu aukščiau ir tada aš jau galiu vestis žmonės dar toliau. Tada aš vėl pakylu aukščiau ir dar toliau galiu nusivesti kartu su savimi ir daugiau visko papasakoti ir parodyti. Tai užtenka būti porą žingsnių priekį ir tada gali vestis. Taip, ir tavo irgi priminti, kad mokytojas irgi auga bemokydamas, tai toks irgi, kad mokiniai auga besimokydami, o mokytojas auga irgi bemokydamas. Tikrai, tai irgi tas procesą prisiminti visą, kad jam irgi yra esmė. Ir dar buvo toks klausimas iš klausytojos langelį, tai apie akvarelę. Gerai. Taip, nors mėgstu piešti, man labai sunku prisijaukinti akvarelę. Gal turite patarimų? Su akvarele dažniausiai būna taip, kad ją labai sunku prisijaukinti tiems, kurie mėgsta jausti kontrolę. Kurie mėgsta, kad ten, kur patepei, ten ir liko. Ir akvarelė, jinai yra tokia šiek tiek laisva. Jinai mėgsta daryti, kaip sakau, dirbti savo darbą. Kartais mėgsta susilieti, kartais džiūdama padaro keiščiausių dalykų. Bet jeigu akvarelę tepam labai sausai, jinai jau nebėra akvarelė. Mes ją turim tepti šlapiai. Bet turime išmokti šiek tiek paleisti kontrolę.
paleisti tą rezultatą, stengtis labai smarkiai neprisirišti prie jo. Ir todėl dažniausiai, kai baisu pradėti, aš visada pradedu, net ir kursuose, pradedu nuo intuityvios akvarelės. Tai reiškia, kad iš pradžių tiesiog imam popieriaus lapą ir tepam kaip norim, kiek norim, kur norim, pagal kažkokį tą intuityvų pajutimą, ko nors, be jokios minties apie galutinį rezultatą. Nes būtent tas galutinis rezultatas, kai mes galvojam, kas turi išeiti ir neišeina taip, jisai tada sukelia tokį frustraciją, tada sukelia nemalonų jausmą, tada tu kitą kartą nenori daryti to, kas tau sukėlė nemalonų jausmą. Jo, ir intuityvi akvarelė yra grinai procesinis menas, tai reiškia tiesiog geriausia, aišku, gana šlapiai imti, bet tiesiog imi drėkinį teptuką, dedi spalvą, brauki, teški, dedi tašką. Nepatiko, meti į šalį, imi kitą lapą ir tiesiog bet bandai ne protu, tarsi bandai visiškai atjungti protą ir bandai tiesiog iš vidaus pajusti, kurios spalvos norisi. Kartais tiesiog net negalvoju, ranka tiesiog eina ir įdeda teptuką į tam tikrą spalvą. Ir tai atsipalaidavimui jisai labai padeda. O paskui jau tada galima, kai jau supranti, kad galbūt nebėra taip baisu ta akvarelė, tada galima bandyti su ją po truputėlį dirbti. Bet šiaip dažniausiai atsitinka taip, kad daromos tam tikros klaidos, kurias žmonės nuolatos kartoja ir kartoja. Ir jeigu jie kartoja tas klaidas, jiems nesiseka ir tada, aišku, nepatinka ta akvarelė. Mhm. Tai tokia akvarelė gali būti gera tokia praktika, šiek tiek perfekcionizmo ir kontrolę paleista, ne? Tai toks, kur... Su akvarelė reikia paleisti perfekcionizmą ir kontrolę. Jeigu norisi perfekcionistiškai ir kontroliuojamai, tai belieka vienintelis būdas, žinot, kaip piešiam pieštuku ir tada, kaip spalvinimo knygutėje, užliejame truputėlį akvarelę dėl spalvos. Na, tai tada čia toksai kontroliuotojų akvarelė. Ja, kažkaip dar aš taip, žinai, tau bekalbant galvoju, kad, aš pati, žinai, irgi keliom kūrybiniam veiklom užsiemu ir aš galvoju, kad, čia tokia vaistinėlė kabutėse būtų, bet gerai turėti savo tokią kūrybos vaistinėlę, žinai, kai norisi pakurti ir žinoti, kažkaip prisiminti, kad, tarkim, gal man dabar tiesiog reikia, gal kažkokią vidinę kontrolę paleisti ir tada, žinai, įmė akvarelę. O to, nežinau, pavyzdžiui, koks koliažas. Gal man tiesiog reikia kažkokį dabar, susidėlioti kažkokį didesnį paveikslą, žinai, to, kas vyksta, žinai. Tai, įmi koliažą dėliojas, kažkokios tau, žinai, čia kyla asociacijos ir tada, čia, tas, pasirodo. Tai, kažkaip turėti savo tokią, žinai, nes, man atrodo, gal taip ir būna, bet man atrodo kažkaip, kad viena kūrybos šaka, kažkaip buvo, kad turi, ne, kad viską. Turi kiekviena savo truputėlį. Galima iš tikrųjų su kiekviena kūrybos šaka atrakinti, bet vis tiek kiekviena turi savo charakterį, pavadinkim taip. Ir jeigu norisi kaip tik pajusti kontrolę, tai tada imi juodą markerį į ranką, ten tušinuką, pieštuką ir tada aiškiom linijom viską brūžini ir tada labai, labai aiškiai kontroliuoji. Akvarelė, taip, labai gerai, kai norisi kažkaip tiesiog išsilieti. Tapyba gal labiau net per judesį eina, pač kai tu turi didelį formatą, tai net per kūno judesį. Tai tapyba, ypač ta abstrakti tapyba, yra labai gera jausmų paleidimo technika, ta tokia nuotaikai savo išreikšti. Molis labai gerai. Kai nori įsižeminti, tada kiši rankas į molį. Taip. Yra vaistinėlė. Yra vaistinėlė. Aš domėjausi meno terapija, aš esu ir dailės terapijos seminarų praėjus, turiu kaip čia popieriuką, kuris sako, kad turiu teisę taikyti dailės terapijos metodus savo darbe ir taikau šiek tiek ir per kursus mes visada darom susitikimą su vidiniu kritiku. Ieškom tų balto lapo baimių, bandom jas nugalėti. Tai ir galiu pasakyti, kad kiek pastebėjau, žodžiu, apie kai kurias tas meno rūšis, tai užtat dalinuosi.
Ačiū. Ir vat paminėjai balto lapo baimę. Tu gal galėtum atskleisti, nes būna kartais, vat, kad mes čia irgi kalbėjom, kad, nu, vat, atrodo, kad baisu pradėti kažką daryti, žinai, kurti, nes, vat, arba gerai, arba nekaip tiesiog. Tai, vat, gal tu turi kažkokių tokių iš praktikos patarimų, kaip ta balto lapo baimė, bet čia turbūt gal ir su vidiniu kritiku, ne, vat, šiek tiek irgi susiję tas dalykas. Vienas tai, iš variantų. Taip, aš pastebėjau iš tikrųjų, nes ir mano mokiniams paaugliams ir mano suaugusiems mokiniams užeina ta balto lapo baimė. Aš net pati kartais vaikštau ratais, sunku pradėti. Ir aš pabandžiau iš tikrųjų, apgalvojau ir pabandžiau truputėlį sustruktūrizuoti, išsiaiškinti priežastis. Ir aš net esu padarius tokį PDF-o gidą. Galima bus atrasti iš tikrųjų, kas nori, gali paspausti ant mano bio čia Instagrame ir ten gali atrasti nemokamai atsisiųsti visą tą PDF-ą, nes aš matau, kad nėra viena priežastis balto lapo baimės. Bet perfekcionizmas gali būti viena iš priežasčių, nes norisi padaryti labai tobulai ir baisu pradėti. Kita priežastis gali būti tas vidinis kritikas, kuris yra labai garsus ir tada reikia vėlgi bandyti kažkaip su juo susigyventi. Aš irgi dariau ir meno terapijos visokių pratimų, esu prisipaišius tų vidinių kritikų ir daug skirtingų yra būdų. Mes vieną visada darom susitikimą, ieškom vidinio kritiko, bandom su juo susidraugauti ir ieškom vidinio palaikymo. Aš pati esu paišiusi vidinį kritiką ir tiesiog piešiu kiekvieną dieną, bet vidinį kritiką ir piešiu kiekvieną dieną vis mažesnį. Vis mažesnį ir vis mažesnį ir vis mažesnį ir vis mažesnį, kol galų gale pasijunti gerai. Va. Ir žiūri, kaip tu jautiesi. Va. Žiūrint į tą piešinį, jeigu jisai dar per didelis, kitą dieną aš jį piešiu mažesnį. Jeigu jisai man jau yra geras, aš jį palieku. Tai va, nu, tokių yra įvairiausių būdų. Va, balto lapo baimė gali būti susijusi su nepasitikėjimu savo jėgomis, jeigu trūksta įgūdžių. Baisu, kad sugadinsiu, kažkas vėl nesigaus, kartais tai yra nusivylimo baimė. Nes aš kaip sakau, balto lapo baimė niekada nėra balto lapo baimė, nes mes balto lapo nebijome, nei baltos spalvos nebijome, nei popieriaus nebijome. Bijome kažkokio jausmo dažniausiai, kuris slypi po visų tuo. Tai arba nusivylimo, arba kažkokio kitų nepasitenkinimo, arba kritikos, vidinės arba išorinės. Tiesiog bijome, kad pasijusime blogai, jeigu nesigaus. Taip. Ir ta balto lapo baimė, tai čia nebūtinai kūrybai, man atrodo, ir šiaip bet ką pradėti. Čia toks kartais būna. Čia iš tikrųjų bet kokiai kūrybai greičiausiai. Dar yra toks dalykas kaip nežinia kitiems darbams. Nes aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad kai yra su namo remonto reikalais, pavyzdžiui, labai noriu kažkokią ten sieną sutvarkyti, bet nežinau tiksliai 100% kaip tai reikia padaryti. Ir kol man nėra 100% aišku, aš negaliu pradėti. Man yra kažkaip baisu. Aš tada turiu eiti, turiu domėtis, turiu skaityti. Ir jeigu aš kažkurioje vietoje susiduriu su neaiškumu, negaliu pradėti. Tai ta nežinios baimė irgi veikia. O sėdžiu ir nežinau, ką nupiešiu. Tas baltas lapas gulio, tiek galimybių. Gal tą piešiu, gal tą. Ir dabar išsirinkti reikia. Ir negali išsirinkti. Tai kartais aš kai taip negaliu, aš tiesiog pasiimu tą intuityvę akvarelę, pavadinkim taip, intuityviai išsirenku kažkokią spalvą ir nulieju foną. Ir kai aš jau nulieju foną, man staiga atsiranda kažkokia emocija, kažkokia jau energija ten yra, kažkokia mintis jau kyla nuo tos spalvos ir tada galiu toliau gražiai ir sklandžiai kurti. Ir kartais atsiranda tokie dalykai, kuriuos aš net neplanavau ir net negalvojau, kad bus prieš pasimdama tą lapą. Bet kai nuliejau foną, aš staiga pamatau, kad čia tas ir tas. Man dabar toks klausimas kyla, jisai neplanuotas, bet labai toksai, net nežinau, iš kur jisai kyla, bet tiesiog toks, bendrai tiesiog, žinai, toks pamastymui. O kodėl tu kuri? Kodėl? Toks, žinai, tarsi, toks, kodėl tu Sigita kuri? Aš tai galvoju,
anksčiau galvojau vienai. Bet aš dabar galvoju, kad man tai gali būti tokia išgyvenimo strategija, pavadinkim taip. Nes aš esu šiaip jau, gal taip netrodo, bet esu labai nerimastingas žmogus. Ir kiek aš save atsimenu, aš nesvarbu, ką aš per dieną padarydavau. Aš galėdavau iš ryto parašyti projektą, po pietų ten nueiti kažkokį susitikimą, vakare nuvažiuoti į onkohematologijos skyrių, pravesti užsiėmimą vaikams. Ir atrodau, tiek prasmingų dalykų padariau, aš grįžtu namo ir man kažko trūksta. Aš negaliu, man dar diena, dar neprasminga, aš dar kažko nepadarius. Ir aš atsisėdu ir kažką, nežinau, pasiuvinėjau pusvalandį. Ir tada taip, ir užsibaigia, atrodo viskas. Bet dabar jau viską padariau. Ir dabar aš suprantu, kad tiesiog mane, būtent ta kūryba įžemina, jinai nuramina, jinai man duoda tos įrankius susitvarkyti su savimi. Ir nėra taip, kad aš, pavyzdžiui, labai daug kurčiu. Aš nesu tas žmogus, kuris nuo ryto iki vakaro sėdi ir kuria. Aš iš tikrųjų, jeigu taip suskirstyti dieną, tai kūrybos būtų, nežinau, 10% gal, jeigu pasiseka, nes daugiau laiko skiriu edukuoti kitus, gaminti valgyti, kur nors pasivaikščioti su vaikais, pasportuoti ar dar kažką. Kitų dalykų mano gyvenime irgi yra labai daug, bet kūryba yra būtent oazė, pavadinkim taip. Oazė, kurioje viskas nurimsta, susiharmonizuoja ir sugrįžta į vietas. Ačiū, kad pasidalinai. Man irgi taip rezonuoja tas dalykas. Nežinau, toks atrodo kartais tikrai ta oazė kažkokia, kur tu su savim, žinai, atsisėdi. Taip kažkur tarsi toks legalus pabėgimas nuo problemų kažkokiu bent tam laiku, žinai, nuo kažkokių tokių. Ir kartais net ir būna ta tokia pertrauka tai kūrybai, tai kažkaip padeda net ir spręsti kažkokius, žinai, jeigu, pavyzdžiui, kažkoks ypač klausimas yra, kažkoks neramina kažkas, nes, pavyzdžiui, man patiko tokia mintis, kad kūryba ir nerimas negali būti vienu metu. Aš irgi, žinok, per save tai irgi pajaučiu, kad man, kai būna nerimo kažkokia ir priepuolė, ar toks kažkoks etapas toks nerimastingesnis, tai aš tada viskas, aš žinau savo tą vaistinėlės vaistą tokį, žinai, kūrybą. Ir aš tikrai, aš sėdu, aš, pavyzdžiui, ar tiesiog bandau kažkaip tą savo nerimą, kaip tu pasakoji apie tą vidinį kritiką, tu pieši, tai tą nerimą irgi kažkokių pavydalų į kūrybą išlieti ir tada jis tarsi iš manęs toks išeina, kažkoks sumažėja. Tai tas man labai ta mintis tokia patiko, rezonuoja, kad nerimas su kūryba, sunkiai labai gali būti kartu. Tai kažkaip ir tą stengiuosi savo irgi taip priminti ir jeigu tikrai kažkas, tiesiog, ar sunku viduje toks vidinis kažkoks sunkumas, tai tiesiog ar ten atsisėsti, išsirašyti mintis, ar kokį, nežinau, eilėraštį parašyti, ar tiesiog išpiešeliuoti kažką, arba kokį koliažą sukurti, tai tikrai toks iš to proto tu kažkaip per rankas taip išleidi tą visą garą, žinai, tą tokį, kuris tau ne kaip ten garvežių, žinai, tave į priekį varo, bet atvirkščiai, žinai, ten viskas putoja, ar tu taip tipo, ką daryti, žinai. Tai labai kažkaip ta kūryba toks, geras įrankis tam. Prie nerimo labai padeda bet kuri kūryba, kur turi arba su ranka taktiliškai liestis, arba daryti didelius judesius, kokią pastelę trinti, arba kažką tokio, didelio, kur būtų su judesiu sujungta, tai irgi žiauriai gerai. Aš dabar neatsiminsiu studijos, bet, žodžiu, buvo daryti moksliniai tyrimai, kad kai žmogus daugiau negu 20 minučių susikaupęs kūrė kažką, smegenyse įsijungia, kaip tik smegenys atsipalaiduoja ir, žodžiu, prasideda antistresiniai procesai. Tai, žodžiu, bet kuri kūryba
Tai jeigu, prisėdi tik tai trumpam, tai, gal, bet tas toks priešūkis, bet jeigu noris tokio, grinai terapiško, kad tikrai gerai pailsėtų galva, tai, reikia geriausia, taip jau prisėsti bent pusvalandžiai. Nes po kokių, geriausia, viskas įsijungia po kokių 20 minučių, tada jau, supranta, kad viskas gerai, jau ramu, mes galim pereiti į kūrybą. Nes iš tikrųjų, pagal tą poreikių piramidę, tai kūryba eina jau virš tų visų bazinių poreikių. Tai jeigu tu jau užsiimi kūrybą, reiškia, mūsų kūnas taip reaguoja, kad jau ten tie giluminiai, tie pagrindiniai mūsų poreikiai patenkinti, o tai yra saugumas, fiziniai visi poreikiai. Ir kadangi jau galiu kurti, reiškia, jau yra saugu viskas. Taip, tikrai. Taip, tai ta kūryba, tai tikrai svarbu turėti savo kažkokį tokį patį tinkamiausią tą kūrybos variantą ir ar ten gali būti ir šokis, pavyzdžiui, irgi tą patį irgi paleisti kažkokias emocijas. Labai gerai. Ypač laisvas. Taip, tikrai, tai turėti savo tokį, aš galvoju, kažkaip reiktų man tokią knygelę pasidaryti, ir resursų knygelę, kur kartais pamiršti, tarsi. Labai tam projekte taip užsibūni ir, pamiršti, kad, taigi šitas man ten teikia džiaugsmą ir toks atrodo visiškai paprasti dalykai, kur tarsi ten nereikia ten tau nei kažkur išvažiuoti kelionę, bet tiesiog tu gali čia prie stalo atsisėdus padaryti kažką ir tau taip gerą pasidaro, tu taip paleidi, kad, tiesiog čia. Tobula, mano resursų sąrašas yra žiauriai geras dalykas. Reikia būtent tą resursų sąrašą reikia daryti tada, kai tu turi resursų. Taip. Nes kai tu neturi resursų, tu nebegali išgalvoti nieko. Tu turi tas pats kaip ir su ta pačia, bet kokia terapija, kaip ir dailės terapija. Jeigu ateina žmogus žiauriai išsibalansavęs, tai pirmas dalykas, tu nepradedi jo terapinti, kol jisai neturi resursų. Pirmas žingsnis yra suteikti žmogui kažkokių tai resursų, kad jisai jo sustiprėtų ir tada galėtų spręsti savo problemas. Tai čia irgi, kol turi resursų ir reikia darytis resursų knygelę, sąrašiuką, pasikabini, galbūt nebaigtinį, ar ne, kas dalykai, kurie man teikia laimę, kurie mane džiugina ir taip ir susirašai viską. Jo, taip pat kažkaip pašnekėjom ir aš prisimenu, kad aš noriu tą knygelę padaryti, galvoju, net kokį ziną padarytą tokią, kur ten irgi kaip meniškai tu gali padaryti, tavo resursų knygelė gali būti irgi kaip kūrybos, tas tiesiog kažkoks pasimėgavimas procesų kūrybos, tai irgi reikia užsirašyti, kad nepamirščiau. Man tai svarbiausia nepamiršti, kur paskui tą knygelę pasidedi. Jo. Tai aš dėl to labiausiai mėgstu daryti atvirą sąrašą ir kabintis ant sienos, nes kitu atveju, kai nėra resursų, aš neatsimenu, kur aš esu ką pasidėjus. Tada gali būti prirašyta ten kilometrai. Aš paskui besitvarkydama randu, čia kokių gerų dalykų aš čia prisirašęs buvau. Bet kaip pasimiršti, aš nežinau, dulkiam kažkokiais reikalais, rūpesčiais, viskas apsikloja ir atrodo, tiesiog elementarūs dalykai, bet taip pasimiršta. Tai normalu, taigi, kaip čia sako, šiuolaikinis žmogus per vieną dieną gauna, jo smegenys gauna tiek informacijos, kaip prieš kokius 200 metų per kokius 2 metus. Tai žinai, ačiū mūsų smegenims už tai, kad atsimena tiek, kiek atsimena, nes jos labai daug atsimena ir taip. Taip, tikrai labai patinka man, kaip random kokią muzikėlę padeda groti, galvoju, ten iš kokią rilsą, išgirdai kažkada ir tiesiog, kad geriau aš ką nors kitą prisiminčiau, o ne tokią muziką kažkokią. Čia smegenų žaidimai tokie įdomus. Ja. Tai Sigita, einame su į pokalbio pabaigą, labai su tavimi įdomu šnekėtis, mes galime ir 2 valandas. Jo, bet man reikia vaiką iš gimtadienio pasiimti, tai aš irgi turiu 7 minutės maks. Tai mes pabaigsim tada apie naujienlaiškius norėjom šnekėti, bet čia jau kitiems kartams, žinai, tokia labiau iš verslo pusės, į kūrybą pasižiūrėti. Ar dar kažką norėtum pasidalinti kažkokiais, palinkėjimais, ar kažkokiam dar mintim svarbiom apie kūrybą, kūrybiškumą, ką norėtum kokią žinutę dar palikti ateities kartoms, arba tiems, kurie klausosi arba klausysis?
nesiruošiau iš tikrųjų, bet kaip čia. Anksčiau girdėdavau tokią frazę grožis išgelbės pasaulį. Ir man netrodė tokia keista, aš galvojau, kaip tas grožis gali išgelbėti pasaulį. Bet aš dabar sakau, kad aš sutinku su šita fraze ir labai labai kviečiu visus grožėtis. Atrasti grožį visur, ne? Atrasti grožį veidrodyje, atrasti grožį spalvose, grožį tekstūrose, grožį gamtoje, medžių lapų virpėjime, plaukų sruogų blykčiojime. Nes kai mes grožimės, mes patiriam tą estetinį išgyvenimą, kuris mus pakilėja aukščiau. Estetinis išgyvenimas mus visada truputėlį atplėšia nuo baimių, nuo tų visų, nuo negatyvių jausmų, pavadinkim taip, ar ne? Nes ar tu gali grožėtis ir, pavyzdžiui, tuo pačiu metu, ko nors ten bijoti ir nekęsti. Ne, tuo metu, kai grožiesi, tai tu grožiesi. Ir kai mes grožimės, būna, kiekvienas žmogus jaučia skirtingai, bet pabandykite kada nors. Tai kažką labai gražaus matote, nežinau, saulėlydį ar dar kažką atsikeliat, žiūrit pro langą ir koks nors rūkas ir žiauriai gražu. Ir pabandykite pajausti, tiesiog fiziškai, kūne pajausti tą grožį. Ir tai yra tokia gydanti iš tikrųjų patirtis. Ir aš kartais, kai man būna žiauriai sunki diena, kai visą laiką bėgte, skubėjime, aš darau vadinamas grožio pauzes. Kartais jos trunka labai trumpai, aš tiesiog važiuoju, aš pasižiūriu pro langą, aš pamatau kažką gražaus ir tau tiesiog sau leidžiu tą akimirką, tas kelias sekundės, taip, tiesiog įkvėpti to grožio. Ir aš jaučiu, tiesiog fiziškai jaučiu, kaip pagerėja, palengvėja. Tai matykime grožį, dalinkimės grožiu ir neškime pasauliui gėrį ir grožį. Ačiū tau labai. Ir išgelbėkim tą pasaulį. Labai gerą ant dušės, žinai, išgirdus tą tavo praktiką, tokia pasidalinimą, tai tikrai labai taip gera. Ir dar, aš žinok, pamiršau, ar mes turim dar truputį laiko vienam klausimui, Turim, bet aš eidama atsakysiu. Gerai. Dar buvo toks klausimas, kuris visai ir pabaigai tinka. Kokia spalva pačios mėgstamiausia ir kodėl? Čia mano pats nemėgstamiausias klausimas, todėl, kad aš jau prieš tai sakiau, kad man patinka labai daug dalykų, tai aš neturiu vienos mėgstamiausios spalvos ir niekada neturėjau. Pavyzdžiui, drabužiams man labai patinka raudona, nes jis labai mane paryškina. Man labai patinka gamtiškos žalios visos, labai gražu tamsiai mėlyna indigo, mėgstu tą tokią indišką geltoną. Labiausiai patinka tokios ne pačios ryškiausios, bet tokios gilios, truputį prislopintos spalvos. Bet patinka daugelis spalvų ir labiausiai man patinka spalvų deriniai. Nes bet kuri spalva, jinai, kaip ir mes, ar ne, visas grožis atsiskleidžia santykyje su kitais. Tai ir spalvų grožis man atsiskleidžia santykyje su kitais. Pavyzdžiui, dabar mano šita raudona yra tokia graži dėl to, kad fone yra graži pavasariška žalsva spalva. Štai. Yes. Tikrai. Labai taip įdomu, čia aš kaip tavo ir kurse dalyvavau apie spalvas. Tai jos yra YouTube, kas nori pažiūrėti, gali tiesiog nueiti į YouTube, tai gyvoja dailė ir atras spalvas. Taip. Tai tas tikrai labai, man šiaip spalvų pasaulis labai įdomus toksai, tai ir per akvarelę, ir šiaip bendrai tiesiog gyvenimiškai tyrinėjant, tai tikrai manau, taip žinai, tas kaip tu kalbėjai apie to grožio regėjimo praktika, tai ir pastebėt spalvas, koks gražus saulėlydis, kaip ta žalia čia, žinai, dabar ta tokia salotinė, tokia žalia, kur tokia sodri, tokia šviežia, žinai, po to kaip ta žaluma keitėsi, tai labai tas tiesiog stebėjimas spalvų ir bendrai kažkokių apšvietimų, kažkokių ten saulės, ten, nežinau, šešėlių, tai labai tokį irgi, man atrodo, tiesiog kasdienybė lavina tą kūrybiškumą ir bendrai tokį tikrai estetinį pajautimą. Tai ir dar pabaigai, dar taip, Sigita, gal galėtum pasakyti dar, ką tu galbūt kažkokie kursus dabar eina, kokie šie kursai dabar vyksta, kaip tik, kur dar galima prisijungti, ar
dar Dabar, kažką čia. dabar į pabaigą eina 2 kursai, tai kaip tik, kaip pamilti akvarelę baiginėjau ir kitus turėsiu grupinius tik tai spalio mėnesį, rudenį. O vasarą, jeigu kas nors mėgsta savarankiškai, tai bus savarankiško darbo grupė. Tai reiškia, kad praktiškai be mano įsikišimo ten tik tai įrašai ir galima bus peržiūrėti. Tai gali kreiptis klausti ir atsiųsiu informaciją apie prisijungimą. O šiaip vasarą planuoju turėti tą botaninę akvarelę. Nuo birželio 9 startuosime su augalų piešimu. Tai 8 savaitės po 2 užduotėlės turėtų atkeliauti ir kas kiek spėja, tas tiek daro. Tai kas nori truputį labiau pramokti akvarelę, kas ar bijo, ar nemoka, ar čia ne akvarelė ne man, bet vidu vis tiek yra toks noras, tai labai prašom, čia mokytojo kaip tik eina, dabar eina pas jūs. Ateinu į birželio 9 dieną, artėju po truputėlį prie jos ir... Jo, tik norėjau pasakyti, kad savarankiško darbo ir skiriasi tuo, kad ten savarankiškai, o jeigu nesavarankiškai ima, tai deda piešinius, aš juos pakomentuoju, mes tarėmės, mes susitinkam per Zoomą, pabendrauti, įkvėpti vieni kitus, tai tuo skiriasi nesavarankiški. Dėl to, kad labai dažnai žmonės gali susirasti informaciją dabar labai lengvai. Ir kur tik nori, ir dažniausiai ko reikia, tai palaikymo, vedimosi už rankos, padrąsinimo, paskatinimo ir uždegimo, pavadinkim taip, motyvavimo truputėlį. Tai visą šitą galite rasti pas Sigitą mokymuose, prašom prisijungti. Ir čia pasiekti Sigitą, kas jos dar neseka. Tai ačiū to labai, Sigita, už pasiekti. Aš einu, jūs galite pasiekti. Tai ačiū tau, Sigita, labai už šitą šiltą tokį ir įkvepiantį pokalbį, už tai, kad pasidalinai savo pasaulio kūrybos su mumis ir linkiu tau, kad pas tave viskas kuo gražiausiam, tavo mėgstamiausiam ir tam, kadangi jos beveik visos mėgstamiausios. Tai labai daug spalvų mėgstamiausių. Taip dėtusi ir žinai, ir kad ir ten tie dalykai, kurių negali kontroliuoti, kad jie išsidėtų taip, kad būtų, wow, kaip gražu. Aš taip negalvoju, kad taip gali būti, tai tikrai kažkaip to labai noriu tau palinkėti. Ir to paties gal ir klausytojams irgi, kad mokytis iš akvarelės. Išminties. Ačiū Jolanta, ačiū, kad pasikvietei, ačiū, kad kalbinai. Dėkui už tavo nuoširdžią šypseną ir už tai, kad jungi žmonės, kad esi tiltas tarp mūsų. Ačiū tau. Prašom. Ačiū labai. Tai gero vakaro ir gražios dienos, kas vėliau klausysis. Tai ir ate. Dėkui, iki. Laimingai. Tai dar bučki visiems.